Sveiki visi. Šiame video parodysiu, kaip apšiltinti seno namo perdangą ir kaip montuoti vatą, kaip ją dėti, kaip pjaustyti, kad išeigos arba iš viso neliktų, arba liktų labai minimaliai. Dažniausiai būna perdangos sumontuotos bet kokiu žingsniu, kas metrą, kas 80, kas 90 ir taip toliau. Kadangi yra naujas pastatas, tai aš padariau tokį modelį, kad imituoti senos perdangos konstrukciją. Tai mano atveju perdangos gulekšniai yra sumontuoti kas 90 cm. Ir aišku, prieš montuojant vatą, tai viskas būna nuardoma ir reikia pasiruošti kažkokius tai pagrindus, kur ta vata gulės. Tai yra konkrečiai du variantai parodyti, kada yra daromas pagrindas iš lentų ir kada yra daromas pagrindas tiesiog su virve. Tai koksai yra skirtumas tarp šitų dviejų metodų. Tai pirmas variantas lentomis dažniausiai yra daroma tada, kada mansarda yra gyvenama. Vadinasi, mums nereikia įrenginėti garo plėvelės ir šitas lentų pagrindas, jisai tarnaus kaip pagrindas tolimesniems darbams, kada yra įrenginėjami karkasai dailylentėms arba gipso kartonui, arba nesvarbu, kažkokiai tai apdailai. Virvė yra daroma tokiu atveju, kada mansarda yra šalta, tiesiog viršus nešiltintas, negyvenamas, arba kaip sandėliavimo patalpa naudojama ir panašiai. Tai tam, kad sutaupyti vietos, reiktų montuoti šniūrą. Sumontavus šniūrą, sudėjus vatą, tada galima sumontuoti garo barjerą. Nes priešingų atveju, jeigu padaryti viską iš lentų, tai tada ant lentų reikės montuoti garo barjerą. Aišku, prieš dedant vatą galima montuoti garo barjerą iš karto, ir montuoti tokį kaip karkasą, jau į kurį remsis vata. Bet grinai edukaciniams tikslams parodžiau, kaip galima padaryti skirtingose situacijose. Ne visada tie garo barjerai montuojami iš karto. Kai kada senuose pastatuose šiltinimo sluoksniuose vedžiojasi komunikacijos ir panašiai. Tai yra labai konkretus. Kada reikalingas garo barjeras, montuojam šniūrą. Kada garo barjeras nereikalingas, montuojam lentų karkasą, kuris vėliau tarnauja kaip pagrindai apdailos karkasų tvirtinimui. Dabar virvė. Virvė yra keli variantai. Ta virvė parsiduoda kilogramais arba dideliais tokiais rulonėliais. Tai virvė pati paprasčiausia polietileninė. Kokybės ir kainos santykis yra labai geras. Bet yra dar virvių tokių lininių. Tai tos lininės virvės labai yra tokios, sakyčiau, silpnos, nes netgi su takeriu galima tvirtinant virvę ją tiesiog nukirsti. Tai turėkite tai omeny. Susitvirtinus, pasidarius visus pagrindus, virvei tvirtinti yra naudojamas pats paprasčiausias takeris. Kabės geriau naudoti apie 10 mm ilgio, kad jos įsismeigtų į medieną pakankamai giliai ir kad atlaikytų visą svorį. Kas liečia virvę, tai virvė yra tikrai tvirta ir taip paprastai jos nenutrauksi. Bet ta lininė, tai jinai yra tokia, sakyčiau, pakankamai silpna, ją lengva nutraukti ir panašiai. Galiu parodyti maždaug koksai tas įtempimas, viskas proto ribose. Esmė tame, kad reiktų vadovautis, aišku, protu, persistengti nereikia, tvirtumo nedadaryti irgi nereikia, jeigu suprantat, ką turiu omeny. Dabar ką daryti, kaip tvirtinti tą perdangą. Įsivaizduojate, čionais yra 90 cm tarp perdangos gulekšnių atstumai. Tai vatų matmenys yra 61 cm arba 556,5 cm. Tai nei vienas, nei kitas variantas čionais netinka. Jeigu dėti vatą išilgai ir pjauti dar vieną išilginę juostą, tai tada išeiga labai didėja. Tai tokioje situacijoje vatą reikėtų dėti skersai perdangos. Ir dabar kaip visą tą supjaustyti, nes pavyzdžiui, Rockwool vatos ilgiai yra 1 metras. O į perdangą turime dėti 90 cm ilgio vatos lakštus.
Va, tai dabar aš parodysiu, ką reikia daryti, kad visą vatą pjaustyti be papildomų matavimų, nes paprastai tai kas yra daroma. Yra atsibrėžiama linija, dedama kažkokia tai lentelė arba gulšiukas, va, ir pjaunama, vat, tiesiog pjaunama po vieną, matuojama, pjaunama, ir tas yra labai ilga procedūra. Va. Aišku, galima naudoti, kas be ko geriausias variantas yra naudoti specializuotus įrankius, tai staklės, stalus pjaustimo, bet žmonės, kurie darosi patys šitą darbą, tai aišku, neinvestuos tenais 1000 eurų tam, kad apsišildinti savo namuką. Va, tai dabar aš pademonstruosiu, kaip padaryti iš to, kas papuola po ranka, labai puikiai veikiančias vatos pjaustimo staklės. Va, čianais aš jau paruošiau tokią kaip atramą. Pirmas dalykas, tai reikalinga kažkur tai lygi atrama. Tai vat karkasiniuose namuose ta atrama gali būti tiesiog statramstis. Va, matote? Statramstis bet kur, žodžiu, aš į durų nišą sumontavau, nes kadangi kiaurų sienų jau beveik nelikę, visur yra sudėta vata. Šiaip tai pagal situaciją, kur patogiausia ta vieta, ten ir galima pasidaryti, kaip čia pavadinti, tas tokias staklytės. Va, ar ties kažkokiu tai statramščių eilinių, ar ties durų statramščių, jokio skirtumo. Susimontuojam, imam medienos tašą, tiesiog kuris atitinka vatos storį. Va, tai čianais aš demonstruosiu visą šitą pjaustymą su 15 cm storio vata. Tai vat tašą aš taip pat paėmiau, čianais pritvirtinau 15 cm. Jeigu statramstis stovi nelygiai vertikaliai pagal gulšiuką, tai reikėtų šitą tašą tvirtinti pagal kampą. Va, tam, kad pjūviai atitiktų 90 laipsnių kampą. Toliau pagal situaciją ant tašo galima susižymėti reiškia punktyrus, kaip čia susibraižyti linijas. Aš žinau, kad pas mane perdanga yra 90 cm pločio kiekviena linija, tai aš susižymėjau kas 10 cm. Galima kas 5 cm, kas 2 cm pagal konkrečią individualią situaciją. Va. Toliau čianais matot yra matmuo pažymėtas šito va kampo atžvilgių 30 laipsnių. Va, su bet kokiu kampu galima pasižymėti 30 laipsnių kampą. Šitas matmuo mums reikalingas tam, kad privesti reiškia, prie perdangos vatos lakštus. Va, jeigu horizonte vata prieina prie perdangos, reiškia, ir stogo pasvirimas yra 30 laipsnių, tai aišku, šitas matmuo turėtų būti 60 laipsnių. Va. Suprantate? Tai vat su šitų matmeniu to jūs viską pamatysite. Va, toliau ką darom? Imam to pačio matmens kažkokią tai atraižą. Va, tą atraižą tvirtinam aukštyje pagal vatos ilgį. Va, nes gali būti tokių situacijų tolimesniai eigoj, kad reikės ir išilgai pjauti. Va, aš pasižymėjau 1,10 m. Tvirtinu šitą tašą ties savo matmeniu. Labai paprastai, stebuklų čia jokių nereikia. Šitie tašai mums išlaiko storį, vatos storį. Toliau imam, kas papuolė po ranka. Specialiai aš nieko nepjaustau, kad jūs pamatytumėt, kaip visą tai yra paprasta padaryti. Vat štai čia aš turiu 0 atžymą. Tvirtinu šitą tašą ties 0 atžyma. Tada arba pagal kampą, arba pagal gulšiuką nustatau, kad šitas tašas, va būtent šitas, tiksliai sutaptų su mano statramščiu. Tvirtinu prie viršutinės atraižos.
Dabar kaip išlaikyti kampą. Su kampu irgi viskas yra labai paprasta. Aš turiu pasižymėjęs apačioj aš turiu pasižymėjęs savo 30 laipsnių kampo, reiškia, žymą. Čia svarbu įvertinti lentos arba tašelio, reiškia, kampo atsikišimą, jeigu taip galima pasakyti. Va, į kurį tašką būtent remsis peilis. Va. Pritvirtinu. Dabar lygiai tą patį aš darau su gulšiuku ir su šita dalim. Va, štai. Dabar, va, kaip matote, mano nulinė žyma yra štai čianais. Peilis remiasi į statramstį ir į šitą tašą. 30 laipsnių žyma yra čianais. Atrama, reiškia, remiasi peilis į šitą kraštą statramščio ir į šitos lentos kraštą. Dabar kaip viskas veikia, tuoj pademonstruosiu. Va tai įsideda, įsispaudžia standžiai. Kaip čianais, kad nesugadintų va tos. Va, dabar reikia, tarkim, įsivaizduokim, man reikia atpjauti 30 laipsnių kampą. Pas mane yra labai atramos lygios ir peilio man kažkaip tai iš akies valdyti nereikia. Va štai prašau, va tokios kokybės pjūvis. Va, jisai yra lygus 90 laipsnių ir jau kažkur tai, jeigu man reikia prieiti prie stogo pasvirimo, jeigu įsivaizduojat, aš minėjau, kad perdanga tai gali būti susijungianti tiesiai su stogo konstrukcija, tai jeigu stogas, kaip pavyzdį, yra 30 laipsnių pasvirimas, tai šitas kampas turės būti 60. Va. Dabar kas gaunasi toliau? Man atrodo, pjūvio kokybė yra labai aiški. Grįžtam prie matmenų 90 cm. Ką reikia daryti? Vėl, aš metro jau nebeimu į rankas. Man jisai nereikalingas, todėl kad aš turiu žymas štai čianais. Va, tai aš pjaunu pirmą matmenį 90 cm. Va, pasidedu pagal savo atžymas ir pjaunu. Standartiškai, ką aš pastebiu, tai yra atpjaunamas 90 cm, kaip pavyzdį, arba bet koks kitas matmuo. Ir šitas galiukas jau yra išmetamas. Va, tai šitų galiukų išmesti nereikia, juos galima naudoti. Todėl, kad kada vata susideda, plaušai vatos tarpusavį susijungia, susipina ir gaunasi visa perdanga apšiltinta labai kokybiškai. Va, matote? Dabar man nereikia nieko užsirašinėti, nereikia nieko burti, nieko skaičiuoti. Aš žinau, kad mano matmuo yra vat štai šitas, yra mano perdangos, kaip sakant, apšiltinimo ploto plotis, kaip čia įsireiškus. Va, pas mane lieka 90 cm, vadinasi šitas atstumas yra 80 cm. Ką aš darau? Aš imu sekantį lakštą ir pjaunu ne 90, bet 80. Pjaunu 80. Štai tokiu principu sudedu. O taip, viskas lygiai, identiškai. Tada sekantis pas mane lieka 20 cm. Aš vėlgi dedu jį čianais. Žinau, kad šitas atstumas pas mane yra 70 cm. Man reikia 70 cm ir aš labai lengvai, be papildomų matavimų, atsipjaunu 70 cm.
Dedu čianais, iš karto tikrinu ir kontroliuoju, ar viskas pas mane sutampa. Viskas pas mane sutampa. Čianais pas mane lieka 30 cm. Reiškia, čianais man reikia atsipjauti vatos 60 cm. Sudedu, pas mane vėl viskas sutampa. Ir taip tiesiu. Čianais gaunasi 40 cm. Va, vadinasi, čianais trūksta man 50 cm, kad aš gaučiau bendrą ilgį 90 cm. Čia jau aišku šita vata pagadinta. O tos storis 100 pm. Va, o tašas yra 100 km5. Tai dar netgi geriau susispaudžia, lengviau pjaut. Va. Ir žodžiu, tokiu principu aš pjaunu vatą. Tokiu principu aš pjaunu vatą ir tiesiog susidedu tokį kiekį, kad galėčiau lengvai nusinešti ir sudėti. Kokia tvarka dėti vatą, tai nėra skirtumų. Gaudyti nereikia 1, 2, 3, 4, 5 ir taip toliau. Tiesiog kiekvienas šita atkarpa iš 2 gabalų vatos, jinai sudaro 90 cm ilgį. Toliai eiti nereikia, galima eiti pasižiūrėti, kaip susideda. Va, storiai aišku nesutinka, bet aš tiesiog noriu jums iliustruoti, kaip visa tai gaunasi, kaip ta vata susideda, žodžiu. Vat štai tokiu principu. Dabar, jeigu dedasi vata iš kelių sluoksnių, tai savaime suprantama, kad jeigu mes visus sluoksnius pjauname tuo pačiu principu, tik tai apatinis sluoksnis su viršutiniu sluoksniu mes prakeičiame. O čianais dėčiau ilgesnį, čianais trumpesnį. Ir žodžiu, ir taip toliau, ir taip toliau. O tokiu principu. Vata susideda. Aišku, laipiot neprilaipiosiu, bet man atrodo ir nereikia, tam, kad jūs suprastumėte šitą techniką ir kaip gerai susitaupo vata. Tai žodžiu, ko gero, kad daugiau nelabai ir yra ką kalbėti. Ką daryti, kada perdangos atstumai tarp gulekšnių yra ne 90 cm, o pavyzdžiui 97, ne? Arba ten 75 arba panašiai. Tai viskas pjaunasi lygiai tuo pačiu principu. Pirmą gabalą atsipjauname vatos reikiamo, reiškia, ilgio ir pagal pirmo lakšto matmenis mes pjaunam, ten daleiskim 13 cm ir tiek, kiek lieka. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir einam su šitų matmenų pjaustymu iki tol, kol sutampa iki 0, reiškia visiškai be išeigos, arba iki tol, kol sutampa su tokia atraiža, kad jos lieka tik tai ten 2 cm, 3 cm ar 4. Va tokiu principu jūs apsišiltinsit visą perdangą su pačiom minimaliausiom, kaip sakant, su pačiam minimaliausia akmens vatos išeiga. Va. Kaip apšiltinti tą vatą, kad ir garsą izoliuotų gerai, ir šilumą izoliuotų gerai, tai yra vienas pagrindinis
kriterijus tai šilumos laidumo koeficientą, lambda. Va, tai čia šitos vatos yra premium šilumos laidumo koeficientas 0,034. Ir kuo yra mažesnis šitas skaičiukas, trumpai tariant, tuo yra didesnė šiluminė varža. Tai turbūt tiek žinių, tiek norėjau parodyti. Jeigu kartais yra dar kažkokių tai klausimų, tai rašykit komentaruose, spauskit laikus. Jeigu kartais matysiu, kad reikia didesnių paaiškinimų, tai aš nufilmuosiu dar vieną video. Ir kam buvo naudinga, nepamirškit, paspauskit laiką. Paspauskit laiką, pasidalinkit su draugais, todėl kad, žodžiu, tada daugiau žmonių pasiekė šitas turinys ir tiesiog didesnė motyvacija darbuotis. Va, tai tiek reikalų, iki kitų video. Kam dar buvo ne visiškai aišku, tai va, improvizuotos staklės atrodo taip, iš atraižų, sužymėtos atžymos kas 10 cm, individualiai gali būti ir kas centimetras sužymėtos. Laipsnis reikiamas pagal stogo nuolydį irgi individualiai yra žymimas. Va, ir atramos turi sutapti su, šita atrama turi sutapti su kampu tiksliai. Būtent su išoriniu kampu, va, taip kaip čia matote. Ir nulio laipsnių atžyma turi sutapti tiksliai su atrama, su statramščiu. Jeigu namas yra mūrinis ar kažkoks kitoks, tai pagal šitą principą tiesiog reikia daryti visą rėmą, kuris gali būti ir nešiojamas. O taip atrodo. Tiesiog iš atraižų padaryta ir svarbiausia užduotis yra, kad peilis turėtų atramas lygiems pjūviams. Su šita vieta, man atrodo, jau viskas aišku. Ir dar noriu patikslinti pačios perdangos konstruktyvą. Va, tai čia yra šitie du variantai padaryti tam, kad kada yra montuojama virvė, tai grinai tik tai dėl vietos taupimo ir tada, kada nesidaro garo barjeras iš karto. O štai šis variantas yra daromas iš karto su lentom, kada nereikia daryti garo barjero, kad, žodžiu, esmė tame, kad šitas taupo vietą. O šita dalis, kada vietos taupyti nereikia ir kada šitos lentos dirba, žodžiu, kaip pagrindai tolimesniems darbams. Man atrodo, supratote, ne? Nes priešingų atveju tai reikėtų įrenginėti garo barjerą ant lentų ir tokiu būdu yra prarandama vieta. Tai va, virvė taupo vietą, o tada, kada vietos nereikia taupyti, tai tiesiog viskas darosi iš lentų. Va, nu ir aišku, kitas variantas pats paprasčiausias, tai yra, kada montuojasi garo barjeras, tada montuojasi karkasas ir ant viršaus jau dedasi vata. Bet tokių situacijų irgi ne visada būna, todėl kad, kaip jau minėjau, kartais yra vedžiojamos komunikacijos ir taip toliau. Tai tas garo barjeras paskui būna papildomai pažeidžiamas, žodžiu, ir taip toliau. Vatą sudėjus, va matot kaip atrodo, vatą sudėjus, aišku, reikia vadovautis protu, reikia prieiti, pataisyti iš apačios, iš viršaus pataisyti, kad neliktų jokių tarpų. Tiek reikalų.